Sveiki atvykę į pirmąjį podcast'o Tarp eilučių epizodą. Tai mes, Andžela ir Vytautė, esame labai laimingos, kad galime pagaliau pradėti šį projektą ir džiaugiamės, kad klausotės mūsų pirmojo podcast'o. Ir šis podcastas bus kaip atspirties taškas, kurio metu mes papasakosim, kas mes tokios esam, kaip kilo šio projekto idėja, pavadinimas ir taip pat pažiūrėsim, kas mūsų ir jūsų visų lauks ateityje. Taigi šis podcastas yra dalis projekto, kuris yra finansuojamas Europos solidarumo korpuso ir Tauragės rajono savivaldybės. Tai būtent šio projekto metu mes stengsimės rašyti apie 10 podcastų, kuriuose nagrinėsim temas, kurios yra aktualios jaunimui. Tai projekto idėja kilo iš paprasto noro sukurti jaunų žmonių erdvę, kurie galėtų laisvai, atvirai, autentiškai be jokių kaukių pasikalbėti, išsikalbėti apie aktualias problemas. Ir tai yra tarsi mūsų indėlis link pokyčių, nes kartais užtenka tiesiog paprasto, atviro, autentiško pokalbio, kad kažkas pasikeistų ir gyvenimas taptų geresnis. Tai mūsų pagrindinis tikslas yra tiesiog įgarsinti jaunimo balsą, ne tik Tauragėje, bet ir pasitengti pačioje ir Lietuvoje, nes mes manom, kad yra labai svarbu kalbėti apie temas įvairias, kurios lieka tarp eilučių, kurios yra nepatogios ar galbūt tiesiog nutylimas. Kalbant apie jau daug kartų paminėtą mūsų tą tarp eilučių pavadinimą, ką jis būtent simbolizuoja ir reiškia, tai tiesiog norim išsireikšti taip, kad būtent pati mintis ir visos tos svarbiausios problemos dažniausiai slypi tarp eilučių, kurios nėra akivaizdžiai ir aiškiai matomos. Ir pasaulyje yra be galo daug informacijos ir labai mažai gylio, dauguma tiesiog tas problemas analizuoja paviršutiniškai, o mes norim pasikapstyti giliau, pažiūrėti, kas slepiasi giliau ir labiau panalizuoti. O kalbėsim tikrai ne dviese, stengsimės kuo labiau paįvairinti savo auditoriją, pasikviesti įvairiausių žmonių, kad tiesiog praplėsti kuo labiau tą akiratį ir pasižiūrėti. Ir išsiaiškinti tas kai kurias problemas ir kaip jas galbūt netgi reikėtų spręsti. Ir tikrai stengsimės kalbėti be jokių pozavimų, be dirbtinumo, tiesiog kaip žmogus su žmogumi natūraliai, aišku bus, kad kartais gal ir nusišnekėsim, bet tai bus tiesiog natūralu ir viskas tikra. Mes manom, kad būtent pokalbiai gali keisti kažką ir būtent todėl, kad klausimas užduotas būtent tinkamu metu gali pakeisti daug, kur atrodo labai yra paprasti čia dalykai ir atrodo, kam to reikia, bet mes manom, kad tokie dalykai gali padėti išspręsti problemas ir kad tokie dalykai gydo. Ir kiekvienas epizodas turės savo temą, juose nagrinėsim įvairias problemas, stengsimės kiekvienam epizode vis kokią nors naują problemą apžvelgti, mes kalbėsim apie spaudimą jauniems žmonėms, apie psichinę sveikatą, apie socialinį aktyvumą, apie bendruomeniškumą ir visokias kitokias įvairias problemas aktualias tarp jaunimo. Ir kaip mano draugė ir buvo minėjus, stengsimės kalbėti apie temas, kurios yra nutylimos, mažiau nagrinėjamos ir bandysim taip atverti daugumai žmonių akis. Prieš toliau neriant į mūsų visą šitą podcastą, tai manau, kad galėtumėm prisistatyti iš pradžių. Tai esam dvi merginos, kurias jungia ne tik draugystė, bet ir noras veikti, daryti, kalbėti įvairiom temom ir kažką nuveikti naudingo jaunimui. Jo, ir abi vienaip ar kitaip esam aktyvios jaunimo srityje ir mus tas didelis noras ir sužadino kažkaip veikti ir daryti kažką. Šis projektas mums yra ganėtinai asmeniškas, nes kiekviena tema, kurią mes paliesim, kurią bendrausim, vienaip ar kitaip yra palietus mumis, ar įkvėpus, ar net mes esam kažką iš to patyrusios. Norim, kad visas šis podcastas būtų ne tik kažkokia mums tiesiog faina ir įdomi pasišnekėjimo platforma, bet norim, kad tai tarsi būtų kažkokia bendruomenė, į kurią gali visi prisijungti. Tai jeigu klausydami pajus, kad kažkas jumis sudomino, tai būtinai parašykit, paklauskit. Mielą noriu visus priimsim. Durys, kaip sakoma, yra tikrai plačiai atviros jums. Taip, ir jeigu norit tapti mūsų pašnekovę, ar šiaip galbūt tiesiog prisijungti prie mūsų veiklos, tai visada esat laukiami. Ir jeigu
išgirdot, kas jums patiko, ar tiesiog šios temos yra jums įdomios, domina, tai tiesiog prašom pasekti mūsų podcastą, dalintis, laikinti. Mūsų podcastą rasit labiausiai klausomose platformose, bet apie tai mes pranešim savo socialiniuose tinkluose, tai labai skatinam būtinai pasiekti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, kaip Instagrame. Turim Instagramą susikūrę akauntą, vadinasi Net tarp eilučių, tai tenais pasidalinsim ne tik užkulisiniais kadrais, bet ir taip duosim žinot, kada išeis sekantis epizodas ir kur bus galima rasti. Taigi ką, pirmas mūsų blynas pagaliau iškeptas ir tikimės, kad neprisvilęs. Tai ačiū labai, kad buvote kartu su mumis mūsų pirmajame epizode. Ir taip, ir nepamirškite, kad visi geriausi pokalbiai gimsta tada, kai pradedame skaityti tarp eilučių. Tai ką, Iki greito!